Sveiki, videoblogo pagal Jurgį savaitinio žiūrėtojai. Žinai, aš pildau savo svajones, tai sūnus mane veža ir pradedam mūsų savaitės vlogą. Į kairę čia. Šią savaitę aš parodysiu jums savo dovaną mamai. Tada parodysiu jums savo kelionę į Suomiją. Bus daug įdomių dalykų susijusių su verslu, bet pirmiausia, važiuokim pasiimti mano dovanos mamai. Gražus ratai? Mano sūnus įvertina mašinos ratus. Tai visi manęs dažnai klausia, kaip tu ten pradėjai savo verslą, kas tave pastūmėjo, kodėl toks noras buvo ir taip toliau, bet aš pasakodamas apie tai, kad ten norėjau būti nepriklausomas, norėjau turėti kažkokį tai įvaizdį, ar ne, turėjau įtaką daryti kitiem, ar ne, norėdamas būti verslininku. Tada pamirštu paminėti, kad vis tik tai labai prie to prisidėjo mano mama, kuri manęs niekada nestabdė, visą laiką palaikė, visą laiką leisdavo man eksperimentuoti, bandyti, tiek ir finansinę prasme leisdavo, tiek ir tą motyvaciją ir palaikymų, ir kad ir ką aš daryčiau, ar kaip aš padaryčiau, jinai visą laiką mane gyrė ir aš už tai esu be galo įdėkingas. Ir prieš kokius 10 metų, man atrodo, aš jai nupirkau Fordą C-Max. Irgi daug nuvažiavusi metuose jau, bet aš supratau, kad mano mamai labai reikia atnaujinti tą mašiną, nes jinai tada turėjo spirkus tokią Toyota Corolla irgi seną, tai atnaujinti. Ir dabar atėjo ta diena, kai aš noriu savo mamai atnaujinti automobilį ir nupirkau labai mažai nuvažiavusi Fordą B-Max. Nes dabar automobiliai auga, tai vat bus mano mamai naujas automobilis. Jisai buvo daužtas ir suremontuotas Lietuvoj. Daužimas buvo, neturiu nuotraukų, negaliu parodyti, bet, reiškia, keistas kapotas, bamperis, radiatorius, šita fara, sparnas, bet už tai išėjo sutaupyti labai nemažai pinigų. Tai mažas mašinos turas ir važiuojam, kaip sakant, rinktis daiktų ir vežam šitą mašinytę mamai. Užeinam. O. Važiuok istoriją duris. Šarvuotas. Nu, atidarai galinės. Čia pats įdomiausias tai galinės darys. Wow. Toks geras Fordelis. Čia yra Fordas B-Max automobilis, nuvažiavęs 34 000 kilometrų. Aš esu jo trečias savininkas. Šito Fordo istorija yra tokia. Jį turėjo vienas savininkas, kuris per metus nuvažiuodavo mažiau nei 10 000 kilometrų. Turim dokumentus, turim patvirtinimą. Ir paskui nusipirko jį kitas žmogus, kuris jau su šito automobiliu važiavo daug ir sparčiai. Ir matyt, važiuodamas keliu padarė eismo įvykį, bet kadangi automobilis buvo nupirktas už grynus, nežinau, gal ir pavedimu, bet turiu omeny be leasingo, tai Car Vertical, pavyzdžiui, nerodo ir nebuvo fiksuota jokio įvykio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad automobilis, atsidarius Car Vertical ataskaitą, jisai neturi jokių pažeidimų, neturi jokios ridos pakeitimų, žodžiu, tai yra tvarkingas, puikus automobilis. Man pasisekė, nes jį pavyko surasti mano kolegai Laurinui, tai jam labai didelis ačiū. Tokio automobilio aš jau ieškojau kurį laiką. Kodėl? Nes mama važinėja dabar su C-Maxu, tai norėjau, kad jai senyvo amžiaus žmogui nebūtų didelio kultūrinio šoko. Nu, įsivaizduoti, iš Fordo persės dabar į kokį, nežinau, Nissaną, galvojom, ar Toyota, jei būtų tikrai didelis skirtumas ir mygtukų išdėliojimas, ir vairas, ir visi kiti dalykai, tai iš C-Maxo į B-Maxą persėsti nors ir naujesnį, jei bus, man atrodo, daug komfortiškiau negu į kokį nors kitą automobilį. Šitas automobilis man suremontavus ir viską padarius kainavo 7700 eurų. Tai kaip 2017 metų pabaigos 35 000 kilometrų nuvažiavusiam automobiliui, aš skaitau, kad tai yra labai gera kaina ir tikrai šitą automobilį, man atrodo, mama dar ilgai eksploatuos ir juo labai džiaugsis. O ar džiaugsis, tai netrukus ir pamatysim. Nu viskas, lekiam atgal, bet su kitu jau Fordu C-Maxu. Ten B-Maxas, bet jis toks didelis, atrodo, kad gal didesnis net už šitą, ar ne? Tau taip nepasirodė? Jo, jis tikrai didelis. Tikrai didelis, labai komfortiškas, bet ir šitą mašinytę mamos rieda puikiai. Aišku, jinai pergyvena dėl technikinės, bet mano mamytė nespaudžia, tai dėl to ten bus daug visokių tų suodžių susirinkę ant to
ant to suodžių filtro ir taip toliau, bet šiaip viskas idealiai, vairas stovi puikiai, nuvažiavus jinai 238 tūkstančius, nei čia daug, nei mažai, kaip 16 metų automobiliui. Tai 6 metų. Atsiprašau, tiksliai, kaip 2006 metų automobiliui nuvažiavusiam 238 tūkstančius, tai viskas čia, kaip sakant, puikiai. Tai dabar į Vilnių, į aikštelę, biškį nuplaunam, biškį aptvarkam ir į skelbimus. Jeigu kam reikia Fordo C-Maxo važinėto tik tai iš Alytaus į kaimą, kreipkitės, tai mano mamos bus parduodamas greitai automobilis. Manau, kad tokio automobilio kaip dabar vertė bus 1500, tai yra 2 litrų dizelis automatas. Jeigu šiek tiek aptvarkysim, ką dabar Dovydas daro, bando pasileisti radiją, nes neveikia, mūsų rodo mama važinėja be radijos, kaip akumuliatorių nuėmė, tai visą laiką radiją ir Bet pastaruosius kartus mes su Dovydu suvedinėjom ir tiesiog neatsimenam, kaip yra. Internetas visagalis, viską ras. Tai Vilnius, laukia Vilnius. Kadangi važiuojam, radija neveikia, tai biški žaidžiam. Perkam Car Vertical ataskaitą šitai mašinai. Pasižiūrėsim, ką jinai pasakys mums apie tai, nes aš pirkau šitą mašiną tikrai nenaują, toli gražu nenaują. Jinai buvo jau gerai pavažinėjus, pirkau ją iš savo gero draugo, neatsimenu istorijos, tikrai neatsimenu istorijos, bet mama jinai šauniai atitarnavo, mama tikrai su ją laiminga, daug gerų akimirkų turėjo, toli buvo nuvažiavusi, bet sakė, kad naujoje mašinai labiau patinka. O spalva, sako, aš įsėdau ir iš karto pasijaučiau joj kaip čia, kaip prilipę vieną prie kitos. Tai laukiam dabar ataskaitas, kur ruošia, pažiūrėsim, ką šitam automobilį. Ką ataskaita čia duos? Nu va, sūnus jau studijuoja. 3 metais, 12 mėnesį, 220 km. Studijuoja ataskaitą, jo, tai mama prižiūrėjo, rida vedė, rida tvarkinga, auto įvykių. Kažkas nenurodyta, bet kažką buvo. Buvo, čia mano mamytė matyt kažką turėjo. 2 kartus. Jo? Jo. 18 nuo 0 iki 500 eurų ir 20. Mamytė mano turėjo įvykių, aišku, kad turėjo. Nieko nesidalino, bet šiaip didelių įvykių tikrai nebuvo. Smulkus kažkokie tai pabraidžiamai, pažeidimai. Imkit, fantastiška mašina. Prasidėjo pirmadienis, šiandien jis man prasidėjo anksti. Sėdau maždaug nuo 5:30 prie elektroninių laiškų, kurių buvo susikaupę virš 100. Tada sėdau prie verslolaidžių, nes šiandien nebereikalai einu su dar 2 komplektais rūbų. Šiandien filmuosiu vėl kaip įprasta 3 verslolaidės, kur esu pririnkęs tikrai labai įdomių tokių mūsų verslo aplinką įtakojančių faktų, žurnalistų pakapstymų ar ne kažkokių tai. Ir šiandien filmuosim ypatingą vlogą, tai yra bus podcastas, kur dalyvausiu aš ir Jana. Ir tai bus jau padaryta mūsų ypatingiam klubo nariam. Tai iš tikrųjų pasižiūrėsim, kaip gausis. Janai pažadėjau, jeigu nesigaus, tai neįkelsim, bet aš taip tikiu, kad tikrai gerai gausis. Mes su esam gera komanda, tai tiesiog tie, kurie turės prenumeratą su papildomu video, tai tikrai matys mūsų tokį atvirą ir paprastą pokalbį apie komandos formavimą, apie samdą, apie tai, ką mums yra tekę išgyventi su darbuotojais, pergalės, nusivylimus ir taip toliau. Žemaitaičio susirinkimas atlaikytas, tada atvažiavo žmonės, kurie pardavinėjo CMR paslaugas. Niekada mes Banastoj neturėjom CMR draudimo paslaugų, turim mašinų draudimą, nes man atrodo, kad kažkaip labai panašu, tau reikia sieną kirsti, kitą teritoriją, tau reikia draudimo. O CMR draudimas, man atrodo, kad tvarkamas iš anksto ir su kitais. Tai su jais pasikalbėjom, paskui pasiderinom, atbėgo Ignotas, išgirdęs, kad Žemaitaitis pas mane. Tai yra mano geras draugas. Irgi Adomavičius, kaip ir aš, jisai gamina Bravo pastą, tai net pasijuokėm, sako, bus konkurentas Gražuliui, nes tas su koldūnais ten neaiški situacija. Tai Ignotas iš tikrųjų pats gamina tą Bravo pastą, nem barškėtukai pas jį yra ir šiaip labai geri ravioliai. Šiaip ravioliai tai yra kosminio gerumo, tai aš pagyriau jį. Kai jis filmavo stories, tai net liepė perfilmuoti iš naujo, nes sakau, čia bus blogai su Gražuliu sutapatins. Nesutapatins. Arba sutapatins, tai reiškia, kad pas mus toksai lygis. Tada atvažiavo Vaidas, tai yra Ukrainos mūsų projektas. Sunkiai mums ta Ukraina, po truputį judam. Tokia idėja jungti Edmundą, tokią trečią šalį, kad padėtų šiek tiek ir su vadyba, ir su ambicijom, ir su pastangom, ir su matavimais. Tai va, nespėjau pakalbėti, nes jie dabar turi susirinkimą su operationais ir pardavimais. Tai dabar lekiu filmuoti verslolaidžių.
Turiu užsibrėžęs didelį tikslą nufilmuoti 3 verslolaidės per šitą pusdienį. Ir tada lauksiu Janos. Dar turėtumėm nufilmuoti tą podcastą. Tada, kaip nufilmuosim podcastą, tai noriu nufilmuoti tokį intro video, kur yra pristatymas visų ten tų mūsų mokamų opcijų ir taip toliau. Tai yra tų reikalų, biški galvelė išūžė, žinai, kai daug, visi eina, susitinka, energijos daug reikia, o iš jos kur paimti tai nėra. Tai vėl nuėjau į lunchą, prisivalgiau skaniai, šiandien šniceliuką valgiau, tokį padažiuką skanų davė. Nu ir vėl 6,40. Tai aš čia dariau tokį eksperimentą, tai verslolaidį aptarinėsiu, tai žinokit, net įdomu. Galima eiti į iLunchą, kur tu atsistoji, užsisakai, palauki, kol išvažiuoji ir suvalgai į restorane, kavinėje, vadinkim taip, ar ne? Ir galima eiti į Rimi, kur pats susirenki, susidedi, parsineši, pasišildai, persidedi lėkštę, lėkštę išplauni pats ir gaunasi 6,30. Vat taip lyginau kelis kartus. Tai jeigu jūs irgi kada nors atliko tokį eksperimentą, tai pasidalinkit savo patirtim, nes Lenkijoje pusfabrikačius apsipirkinėti yra gerokai pigiau negu Lietuvoje. Na, aišku, gal čia pusfabrikačiai tai reikėtų net taip lyginti. Galbūt iš tikrųjų čia yra labiau tokie, kur namie tu pasidarai, pats užšaldytą atšildai, iškepi ir taip toliau. O čia jau, kur Rimi duoda tą maistą, tai jis jau, kaip paruoštas valgyti. Tai gal irgi dėl to sunku palyginti Lenkijos ir Lietuvos kainas, bet kad kavinės ir prekybos centro kainas gali palyginti, tai gali. Tai žinokit, kol kas į iLunchą labiau apsimoka eiti negu į Rimi. Ir tą rodo ir žmonių kiekis, ir moksleiviai, ir suaugę, visi pietauja. Nėra taip pigu 6,40, kaip pagalvoja. Bet jeigu 20 dienų, tai 120, o čia tik tai vienas dienos maistas, o kur dar 2? Nepigiai mums Lietuvoje valgyti. Tyla studijoje. Iš tikrųjų, tai nufilmavau 3 verslolaidės. Šiaip iš tikrųjų galėčiau būti ir geresnės formos, nežinau. Matyt, kitą kartą reikės dėti rytais filmavimus. Dabar nufilmavom kaip tik kvietimą prisidėti prie mūsų turinio kokybės ir kūrimo. Ir dabar laukia mūsų svečias atėjęs, pasiruošęs pakviestas į laidą. Specialiam, tik tai mūsų ypatingiam YouTube kanalo nariam video. Nusiteikus? Nusiteikus. Ar žinai, apie ką kalbėsim? Ne, nežinau. Meluoja, esam aptarę. Ne, esam aptarę. Gerai, šį kartą mes pakalbėsim apie komandos formavimą, samdą, apie nuotykius, su kokiais mes esam susidūrę, apie geras patirtis, blogas patirtis. Tai aš manau, kad visiems verslam vienu ar kitu metu reikia samdyti žmonės. Tai kaip juos nusisamdyti gerus, kaip juos išlaikyti gerais, kaip su jais rasti bendrą kalbą, mes šiandien ir pabandysim per keliasdešimt minučių ir su Jana ir išdiskutuoti. Nusiteikus? Taip. Galvojau, kalbėsim apie HR fenomeną. HR fenomeną, tai čia gali būti vienas iš atsakymų į HR fenomenas. Taip? Nu va. Svarbu, žmona pritarė, tai čia jau yra svarbu. Tai iš mano vienvietės vietos pasidarys dvivietė vieta ir gau. Šiaip iš tikrųjų tai daug mes šito turinio pagaminom per šiandien dieną. Ir kalbi ir iškalbi savo deguonį. Tai vat vanduo iš puikaus pagal Jurgį puoduko ir vėl gau. Kurioje tu pusėje nori žmonės sėstis? Čia? Telefonu tiesiog atstovi. Kurioje tu pusėje nori sėstis? Šamba. Nu, pasidalink kokį įspūdžiai. Galvytės kalba? Sunku filmuoti. Aš nufilmau 3 verslolaides, kreipimas ir va dabar šitą. Negaliu pasakyti, kad sunku filmuoti. Man gal kas sunkiausia, tai šviesos, žinai, taip, nepripratęs, tai va taip tos šviesos. O bendrai, kai nėra sunku. Nu, ar tai ką tu manai? Kalbėti? Aš jau po tų mūsų filmavimų man jau akis irgi nevalaiko. Tamsoj sėdėti į ekraną. Miegas į mane. Na va taip, sunkus tas darbas. Jo. Tai čia jau mes kelinti šiandien filmuojamės. Pirmą šį. Tai viskas gerai. Pirmą, bet 4. Tada viskas gerai. Liuks. Varom toliau. Nufilmavom verslolaidas. Nufilmavom pakvietimą, kurį reikės montuoti, jis bus toks sudėtingas. Tai yra tam tikros sąlygos, ten kai paspausit mygtuką mokėti už YouTube narystę, ten bus tas mano video, kol mes jį padarysim, nes man taip nesiejo, taip nėjo iš pirmo dublio padaryti, taip sunkiai. Tai žodžiu, pridėliojom ten N+K variantų, žodžiu, žmonės sumontuos, pabandysim padaryti, kad būtų aišku visiems ir gerai, ir dabar netokios ir geros.
kaip čia, pasidalinimas, ar ne? Tai ant mano sėdynės liūdnos gėlės, šermenų gėlės. Žiūrėjau pas mano labai gerą pažįstamą į šermenis. Ašaras vos sulaikau iš tikrųjų. Prieš savaitę buvau pas tą žmogų šermenyse, jisai palaidojo savo mamą. Šiandien važiuoju, jisai pašarvojo savo žmoną. Iš tikrųjų, aš nežinau ką pasakyti. Aš kai sužinojau, man širdis plyšo, nes visą laiką, žinai, kaip mama irgi pagalvoja apie savo mamą. Kai žmona pradeda galvoti apie savo žmoną, ar ne? Ir iš tikrųjų, tikrai liūdna. Ir net nežinau, ką sakyti tam žmogui. Parašiau elektroninį laišką, jisai rašė ačiū, bet Dieve, toks šūdą aš ten parašiau ir net nežinau, kaip palengvinti tam žmogui kančią. Įsivaizduokit netekti savo antros pusės. Aš mamos neįsivaizduoju, ką reiškia netekti, su kuria dabar gal mažiau bendrauju. Viską, bet ką reiškia netekti savo antros pusės, savo vaikų motinos ir taip toliau, tai yra labai labai liūdna. Tai važiuoju dabar į šermenis, Jana atsisakė važiuoti, sakė, aš vis negaliu, aš ten apsiverksiu, numirsiu, nes tikrai bendravom ir tik tai gerai apie tų žmonės, nes tie žmonės, ypač Rolandas, tai yra mano pavyzdys man, mano įkvėpėjas. Aš noriu būti toks kaip jisai, aš noriu tiek galėti daug duoti pasauliui ir gyvenimui, kaip jisai gali ir kaip galėjo duoti jo šeima. Ir aš kaip suprantu, jo žmona buvo gydytoja, jinai be galo palaikydavo ir tai yra labai svarbu, nes visuose renginiuose, kuriuose dalyvavom pas juos, netgi ir tuos, kurio asociacijos organizavo, jinai buvo visada su juo kartu, už rankos, dengė kažkokią tai atsakomybių dalį ir iš tikrųjų buvo nuostabu. Tai labai liūdna, tikrai labai liūdna ir džiaukite šitą akimirką, nes mes niekas nežinom, kada mes pabaigsim savo gyvenimą ir kada pabaigsim savo kelionę šitoj planetoj, tai reikia džiaugtis gyvenimu čia ir dabar, mylėkit artimuosius, dažniau juos lankykit. Aš štai ir pas mamą nulėkiau ir mamai pagalvojau, reikia dabar jį dovanoti, kol dar galiu, kol dar gal ir ne taip finansiškai lengva, gal ir lizingas padeda, bet reikia daryti gerus darbus dabar, nes paskui gailėsis. 27, kurjeris jau paką atvežė, ačiū Simui. Aišku, iš tikrųjų tai šaunuolis visai, kad nusipirko influencerių reklamos, nes Jana tai nežinau pas ką pamatė, ar pas Sigel, ar pas Kristiną Messenger, ar pas Lauriną Sudaitį. Bet mačiau, kad Simas nupirko visus ir visi reklamuoja, tai Jana, kadangi dabar mane savaitę nebus, o vaikai vis tiek valgo tai mokykloje, tai suplanuota maistą ar ne, tai jie mums susakė savim paką, nes neįs to savo studijom. Tikrai labai apsikrovė. Iš tikrųjų studijos, wow. Aš net nesitikėjau, kad filosofijoje galima, taip, psichologijoje ir filosofijoje, edukologijoje galima tiek daug mokytis. O aš dabar lėkiu į sportą, šuniukus išvedžiau ir dabar nusprendžiau biškį pasportuoti, nes šią savaitę bus sunku man su sportais. Įimu viską į Suomiją, nes išskrendu 9:15, man atrodo, boardingas. Tai greitai pasportuosiu, nusiprausiu, persirinksiu ir į lėktuvą. Viskas, treneri. Ačiū už treniruotę. Gražios dienos. Viso gero. Atsportuota ir taip gera pasijutė ir net pamiršau, kad už valandos ir 15 minučių turiu būti įsiprausęs, susidėjęs daiktus ir stovėti prie boarding gate'ų. Nu ką, paskubėsim, tikiuosi spėsiu. Aš dažnai video scenarijų galvoju iš anksto, ar ne? Ir galvoju, viskas, kamerą pasidėsiu į kuprinę, nuskrisiu ir įsitrauksiu pačiam Helsinkį. Helsinkį esu buvęs daug kartų, galvoju, tai ištaikysiu į tam tikrą vietą, kur bus man įdomu pašnekėti ir pradėsiu su šnekėti. Bet įsijungiau daug anksčiau. Nes dar prieš 2 savaitės aš skridau ir įvažiavimas buvo va čia. Dabar vėl įvažiavimą padarė va čia. Bet iš anksto informacijos prieš tą sankryžą nėra. Tai kadangi tie žmonės, kur dažniau skraido, tai žino, nesidairo ir važiuoja pagal įprotį. Tai mano žmona, šaunuolė, rado laiko be savo universiteto. Lemia, tas universitetas, man atrodo, daug sunkiau nei verslo daryti. Taip, kad visus, kurie mokosi ir dar dirba, labai, kaip sakant, palaikau. Jūs esat labai stiprų žmonės, šaunuoliai. Mano žmonai tikrai sunku mokytis, daug tų mokslų. Tai, žodžiu, atvežė mane jinai čia, bet išleido ant gatvės. Tai įsijungiau specialiai pasidalinti, kad jeigu kas nors skrisit, tai žinokit, naują terminalą atidarys dar tik tai nuo vasario 4 dienos. Taip, dedas ministras komunikacija, koks gražus terminalas, beveik įrengtas, bet jį atidarys, realiai visus geitus sumontuos tik vasario 4. O dabar važiuokit per čia per sankryžą tiesiai ir Kiss and Fly gausis labai panašiai kaip Kaune, gal sakyčiau. Nu, žodžiu, per sankryžą tiesiai važiavom
ir išleidot. Kad nebūtų taip kaip man, eitumėt taip toli, sušilęs po sporto ir paskui sako, kodėl šitas bacilas kimba prie manęs. Dėl to, kad ant nervų lekiu, nes nenoriu pavėluoti skrydį. Na va, kaip ir žadėjau, šuolis laiko kilpoj ir esu Suomijoje, Helsinkyje. Helsinkyje esu ne pirmą kartą, nes kurį laiką lenktyniavau ir turėjau progos važiuoti Botniją Ringę. Tai reiškia, iš Estijos persikeldavom keltu į Helsinkį, iš čia pražiūdom mašina toliau iki Botnijos. Tai Helsinkis man mažiau pažįstamas, ar ne? Bet, reiškia, kol kas matau lygią sieną su lygiais langais ir turiu tokį kambariuką, kurio kaina parai yra 75 eurai. Nei daug, nei mažai. Turiu kaimyną, bet užrakintos durys. Ką čia turim, pasižiūrėkime. Turim labai jaukų tualetuką su automatinė šviesa. Viskas, ko reikia jaunam žmogui atvažiavusiam į verslo konferenciją. Tai kogi aš čia esu? Aš esu atvažiavęs į Nordic Business Forumą. Aš esu pirmą kartą šitam. Esu pirmą kartą atvažiavęs į šitą forumą. Dar nesu jame pabuvęs, dar nežinau, kuo pasidalinti. Ko atvažiavau, tai supratau, kad mum verslininkam, kad ir kokia krizė bebūtų, kad ir kokie sunkumai finansiniai, psichologiniai ir kiti, mes privalom domėtis ir ieškoti, iš kur gauti energijos ir iš kur pasikrauti. Būtent koks šaltinis duoda daugiausia naudos, man atrodo, tai yra konferencijos, sėkmingų žmonių susirinkimo vietos, pokalbiai su jais. Tai aš atvykau su draugų kompanija, jie tikriausiai nenori patekti į kamerą, nors aš jų ir neklausiu, bet aš noriu čia pasisemti energijos, įkvėpimo, idėjų ir grįžti su naujom jėgom į savo rutiną ir padaryti didelius pokyčius. O ar man pavyks? Viską matysit, nes filmuoju kas savaitę ir matosi kas ir kaip. Aišku, šiandien praleidau mūsų one-on-one su generaliniu direktorium. Vakar, kaip su Jana filmavom, kaip tik pagalvojau, kad reikia skirti jam daugiau dėmesio. Tai žodžiu, planuoju dabar eiti papietauti, nes dabar yra pirma dar tik tai. Kažkaip taip gavosi, kad reiškia visą dieną čia, nes reikia iš anksto čekinintis, tai reiškia dieną prieš atskridom, eisim, gausim badžius, visus kitus dalykus, tai papietausiu, tada grįšiu į kambarį, visi taip sutarėm, kad biškai padirbėsim, tai tada susiskambinsiu su Edmundu, 1,5 valandėlės su juo, turiu su klientu Avoko, didžiuojuosi naujas geras klientas, reiškia muitinės paslaugom Anglijoje, tai yra Avoko, pardavinėja dėvėtas detalės, skaitmeniniu elektroniniu būdu, tai yra kažkas mano tokio pasiekimas, tikiuosi, kad pradėsim dirbti, nes čia tik tai toks susipažinimo, kaip sakant, mūsų mytas, tai matysim, kaip seksis. Tai dabar į tualetą, nusiplauti rankų ir į miestą skaniai papietauti suomiškai. Nu, hebrytė, grįžau už labai skanių pietų, už 25 eurus, pavalgėm švedišką stalą, niekur čia toli neįdami nuo viešbučio. Tai nežinau, kainos kol kas man labai panašios į Lietuvą, nors šiaip kaip buvau paskutinį kartą lenktynėse, tai visą komandą pamaitint man kainavo kosmosą, kai atsimenu. Ir užėjau dabar į tualetą ir va, mane nustebino toksai aparačiukas. Parašykit komentaruose, ar žinot, kas čia yra ir kokiam reikalui jisai naudojamas. Aš jau išsiaiškinau, irgi nebuvau anksčiau susidūręs ir ypač viešbučių tualetuose to surasti tikrai nesitikėjau. Tai parašykit komentarę, ką šitas pultelis valdo, jeigu žinot. Jeigu nežinot, parašykit, nežinau. Nes komentarai padeda surinkti geresnius reitingus. Aš įsidėjau ausines, kompas mano pakrautas, o už mano liepia įsikrauti kostiumą. Viskas. Puolu visko iškraudinėti. Žiūrėkit, kokią šaunę privačią vietą gavau. Su maistu, su vaizdu, su viskuo. Dabar nustebinsim Avoko. Avoko iš karto sakys, o aš noriu žaisti tą žaidimą su Bonasta, pardavinėti savo dėvėtas detalės ir daug dievė daug ir galingai, ne? Nors šį tikriausiai pirkti turėtų iš Anglijos daugiau. Nu, viską įsiaiškinsim, galėsiu gal kai kuo nekomercinę paslaptim net pasidalinti. Tai dabar sukramtau kažką tai dar, kad būtų energijos ir šoku į susitikimą. Oi, viskas. Ir kompensavau trūkumą bendravimo su generaliniu direktorium. Tikiuosi, jisai irgi kompensavo. Tai labai esu laimingas šito. Pakalbėjom su klientu. Nenoriu atskleidinėti kitų įmonių verslo planus ir tikslus. Man patiko. Mes galim jiem būti naudingi, padėti. Tikiuosi, kad taip ir atsitiks ir turėsim naują kontraktą. Iš tikrųjų, Anglija įdomi rinka, eikit ir jūs į ją, o aš galėsiu jums padėti į ją eiti. Dar išvykstant buvo priimtas mano sprendimas, kad sportuosiu. Tai jau esu su sportinė apranga. Dabar yra 6:30, 8:30 mano startas su kolegom, su draugais. Tai einu ieškoti sporto salės. Tikiuosi, kad ją rasiu, nes rytas ankstyvas. Nežinau, ar bus net ko paklausti. Čia viską, tai varom, surasim. Šiaip viešbutis milžiniškas, labai daug tokių rūbų kažkokių, tai čia gal koks kaip
pardavimas ar paroda. Net ir restorane pas juos čia pristatyta manekenų su rūbais. O dabar Winter Garden, reception. Posim ir rasim. Bandykim žemyn dar nuvažiuoti. Žiūrėjau, nežinau, kambarių tai keli šimtai, tikrai. Playground. Nu, bandom čia. Nežinau. Net neįsivaizduoju, kur einu, nes gyvenu 6 aukšte. Nusileidau žemyn, perėjau kitą pastatą. Laukas. Sandžiu kažkiek ir žiūrėkite. Opa. Džimas. Atsirakinam. Buliukų, vandenukų, rankšluostukų, prieblanda, bet viskas ko reikia. Nu ką, pakočiuojam raumenuką, ne? Šiandien gal dviratukas ir apšilimukas. Ta kelio nesirinksiu, nenoriu savo nusodinti kelio, nes esu tikrai priaugęs to svorio. Tai griebkimės darbo. Viskas. Pasportuota. Pažiūrim, kiek čia to gero. Toj muziką susistabdysiu. Taip, tai mums reikia dabar į reception. Ok. Turiu žiedą. Aš šiaip turiu labai daug gadžetų, kuris labai mėgstu, bet nepasiėmęs esu Polar, man atrodo, mano juosta tokia. Tai aš kickbokse, tai naudoju, užsidedu čia ant širdies zonos tokią juostą ir man į Polar programėlę viską transliuoja. O čia šiuo atveju, tai matyt dar vakar dienos, jo, nes vakar tikrai buvom šauniai prasėjom iki pirties. Draugas, kuris čia buvęs jau ne pirmą kartą, užsakė pirtį, miesto pirtį ant Baltijos jūros kranto. Na, hebra, nuostabu. Aš paprašysiu, gal duos kažkas dovanų, nes aš taip esu išgąsdintas, kad jie ten nenori, kad aš apie juos dalinčiausi, tai tiesiog ir nefilmavau. Nieko. Ne, žydas net ir neužfiksavo kažkokį šiandien, kažkokį ypatingą judėjimą. Miego kokybė buvo šūdina, kaip matot, visiškai šūdina, viskas raudona. Ilgis, REM, deep sleepas, latency, žodžiu, viskas buvo labai blogai, ne sava vieta, neįprasta, temperatūra, visi kiti dalykai. Bet aktyvumo aš taip ir nesuprantu. Jeigu čia total burn šios dienos, ką žinau. Žodžiu, kitaip sakant trumpai, aš nuvažiavau dviračiu 15 km, tai yra mano rekordas, aš esu tikrai niekada tiek nevažiavęs su dviračiu. Iš pradžių, kai sėdau ant dviračio, tai užsistačiau ten greitį 16, 11, galvojau taip kaip ant bėgimo takelio. Pasirodo ne, ten kaip užsistačiau Fatburn, tokią programėlę, tai ten buvo 2, 4, 6 gal greitis. Tai va, su tą programėlę nuvažiavau 40 minučių, tada atsilenkimai 3 serijos po 10, paskutinės jau nepadariau, ant kelienių dariau, nes buvo labai sunku. Tada atsispaudimai, atsilenkimai, tada tokie, kaip ten, nežinau, climbing, kažkaip taip vadinasi. Hill climbing, kažkaip, nežinau, kur tu prie kelius prie pilvo trauki. Nu tai tokie, nu kaip čia, bandau su pilvu kovoti. Pilvo presą stiprinti, nes bokse atėjus be pilvo preso, patikėkit manim, gausit taip, jau taip skaudės, kad nepasigailėsit. Grįžau į kambarį ir taip noriu gert. Ir mane taip nustebino aparatas, kurį radau. Soda Steam. Įsivaizduojat, galima pasidaryti gazirovkės. Toks savo buteliukas, aš jau išbandžiau. Tai pasiėmė iš krano vandens, nes ten parašyta lapukas, kad vanduo žiauriai geras. Prisipėlė iš krano vandens, tiesiog šalto vandens. Ir kiek nori galiu užsipilti, tiek ir užsigazuos. Kas dar nenustebino, tai be tos mygtuko, kur jūs parašykit, kam jis reikalingas, nėra gyvatuko. Platkės vakar po pirties parsinešiau ir tiesiog fiziškai, nu nėra kur pakabinti. Vlamai nėra kur pakabinti. Nu tai čia džiovinu, tai šiandien dar džiovinsiu čia rankšluostį. Tai kas čia daras man su liežuviu? Matyt, sporto buvo daugok, bet reikia jau paskubėti, nes už pusvalanduko susitikinėjom pusryčiuose. O žinant mane, kaip aš teku, lemba. Viena ranka taip nėra paprasta. Va. Ok. Įsideda vandenukas, nusileidžia aparatukas ir vėl fiksinam. Ir nėra jokio elektros šaltinio, nieko. Čia matyti įdėta tik tai ta kapsulė ir atsit. O. Ir jau čia kaip per daug, tai man stumia atgal. Tai šitas ir tavo. O, kas per daug, tai negerai. Atsidarai. Ir turiu kambarį gazuoto vandens. Ne Vytautas, sodos vanduo, bet tiek skanu. Tai va, tai matyt toks Soda Steam aparačiukas. Prieinamas rinkoje galima nusipirkti. Bei ieškodamas vandens,
radau dar kitą dalyką. Tai yra gumos. O kam čia, gal čia daiktams susirišti ir toliau. Nefiga, žiūrėk. Tu gali neišėjęs iš kambario, gali neiti į tenai ir va, čia pratimus, reiškia, išsitraukė gal burtų kelių kortelę ir darai tą pratimą kambarį su gumom. Žodžiu, kaip už 75 eurus Suomijoje mane stebė. Ir čia įskaičiuoti pusryčiai. Žmonės pasistengė. Ačiū mano draugam, kurie suorganizavo šitą viešbutį. Nežinot, aš esu buvęs ir už 75 eurus ir skylės, ir jūs buvot kartu su manim ir matė. Tai čia sodas aparatas, mygtukai tualete. Nu gerai, nėra kur plaklių pasikabint, bet visa kita tai super. Viskas gana pliurpt, nors po sporto visą laiką toks adrenalinas, norisi išnekėti, norisi juoktis, esi laimingas žmogus. Tai pageriu sodos vandens, į dušiuką, atsiaušinu, į pusrytukus, į taksi tikriausiai, nes nuo čia maždaug valandą kelią eiti į kitų parodų rūmų, kur vyks Nordic Business Forumas. Arba gal kokį traukinį rasim, nežinau. Žodžiu, mūsų 5, tai jau su taksi mums sunkiau, nebent kokį veną užsisakyti. Pasižiūrėsim, ar tokie yra. Ir ką, susitiksim Nordike. Welcome to the Nordic Business Forum. How's everybody doing? I can't actually hear you, obviously, but I'll just assume you're cheering. Hey, it's me, Pep Rosenfeld, and yes, I'm still home in Amsterdam, but here's the thing. It's invisible to us, and sometimes not even visible to the people around us. And the woman in the very back, she very much took me up on this invitation to shout out what she was thinking. Tai sveiki atvykę į Business Nordic forumą. Jis vyksta tikrai labai dideliai tokioje erdvėje. Šiuo spėjau nuotrauką pasidaryti. Tai vakar bedžus pasiėmėm, kas labai staupė daug laiko, nes žmonių, aš manau, kokie yra 3-4 tūkstančiai. Tai šiandien atėjom iš karto pro apsaugą praėjo, nes jau čia įsibėgėjęs forumas. Jau buvo Adamo pranešimas, Lizos. Kiek man akis atvėrė, žinokit, aš visiems rekomenduoju važiuoti į tos forumus. Tai čia mano tikslai yra 2. Vienas tai pasisemti naujų idėjų įkvėpimo, kaip organizuoti mum transporto inovacijų forumą. Netgi vat ir tą foto dariausi nebereikalo, o dėl to, kad nukopijuoti sistemą, pasižiūrėti, parsivežti kažką naujo. Tai buvo įspūdingas atidarimo šou su akrobatais. Tada buvo įspūdingi 2 pranešimai, kurie tikrai mane taip smarkiai įkvėpė, kalbant apie tai, kad iš tikrųjų, kodėl taip yra, kaip yra. Ir ten ypač Adamas tai kalbėjo apie tai, kaip duoti grįžtamą ryšį. Kiek svarbus yra grįžtamasis ryšys mūsų darbe, ar ne? Kaip auginti mum tos talentus. O Liza daugiau kalbėjo apie mus vadovus, kodėl taip atsitinka, kad atsitinka. Ir man tikrai labai patiko, nes praktiškai visą laiką kalbėjo apie mane. Dabar turiu praeiti apsaugą ir tuoj parodysiu, ką rasim ten viduj. Iš tikrųjų, kas yra gerai čia sudėliota ir ką mes irgi mokomės ir transporto inovacijų forumą atsiras, tai Brela programėlė, tai yra networkui ir renginio informacijai dalintis. Tai šiandien informaciją gavom, kad forumas prasidės 1 valandą vėliau, kad atvažiuokit, bet jūsų lauks maistas. Tai atvažiavus čia pusė 11, praktiškai žmonių dar nebuvo. Galėjom pasižiūrėti, kas čia vyksta, nes dar pasižiūrėkit, kiek čia žmonių. Tai pilna Siemens Arena besidominčių verslų. Iš tikrųjų, daug maisto kampų visokių maitina. Ne tik tai yra toks, kaip sakant, švediškas stalas, ar tie marmitai, iš kurių gali pats prisidėti, bet yra ir vrapų, ir ko čia tik tai nėra, ir burgerių, ir gali susirinkti. Tada yra rėmėjų stendai, tada yra rėmėjų čia baldų pavyzdžiai, labai daug yra tų susitikimo bufų. Nes aš dabar esu susitikime, tarp kitko, susisiekimo ministerija, viceministras kalba man į ausį to pačio, bet aš negalėjau rasti nei vienos laisvos, visos yra užgrūstos, užimtos, matyt kažkur tai gal galima jas rezervuotis, bet man nepavyko. Nu ir va čia tada prasibraunė pro visą tą erdvę didelę milijoninę žmonių, nueini į pagrindinę salę. Tai grinai mūsų Siemens Arenos stiliaus salė, pilna žmonių, praktiškai aklinai pilna žmonių. O čia irgi mano vienas iš dalykų, ką parvešiu, tai kad transporto inovacijų forume turi atsirasti obuoliai ir juos turi nešiotis, jie labai atgaivina ir duoda energijos. Tada, ką dar pamačiau, tai pamačiau, kad niekada, reiškia, kad niekas nepasikeitė, kad, reiškia, kava stende ir lenktyninis automobilis visus traukia. Tai yra įmonė Isku, kurie turi pasistatę super gerus kavos aparatus, Nespresso. Tada yra čia Polisteris atsivežė savo mašinas, Polistaras, o ten Sektor Belfast turi labai gerus
kaip suprantu, automobilių pardavimo pasiūlymus, ar jie atpirkinėja įmonę automobilius. Aš labai nesidomėjau apie tai, bet, žodžiu, jie turi pasistatę Porsche savo stende. Tai, žodžiu, mano čia tikslai yra tokie: rasti įkvėpimo, rasti energijos, pasikalbėti su žmonėm. Gavau pakvietimą vakarui, nes čia yra labai daug suvažiavę lietuvių. Tai nuo 11 valandos kažkur tai renkasi ir mane tenai pakvietė, tai būtinai pasistengsiu tenai nuvykti. Jeigu pavyks, imsiu ir jūs kartu, pažiūrėsim, kiek čia tų lietuvių čia tam Helsinki susirinko. Ir šiek tiek pabandysiu panetworkinti ir pasikalbėti apie e-komerciją. O, smagu, žiūrėkite. Tikrai. Fainų dalykų galima čia pastebėti, tokių, kur įkvepia. Ir man kaip forumo iniciatoriui ir mecenatui tai tikrai norisi. Va, minėtas ir Porsche automobilis. Čia benzinas senasis, gerasis, oro aušinamas variklis. Tai jeigu chebryte norit, kad jūsų stendas parodoj, konferencijoje būtų patrauklus, tai statykit gerą kavos aparatą. Dabar jau kava visi visur pripratę iš termosų gerą, bet statykit tokį gerą kavos aparatą ir tada statykit gerą lenktyninį, greitą lenktyninį, išskirtinį lenktyninį automobilį ir turės sėkmę. Va, tokie va buf. Ir jie praktiškai visi užbukinti, šiaip žmonės apsėdę. Aš turiu patį pigiausią bilietą, pirkau prieš metus, tai kainavo 700 eurų, o yra žmonės, kurie mokėjo ir po 1500, tada jie turi va tokius va lounge'us ir gali būti VIP zonose, kas irgi labai fain. Tai apie pranešėjus gal pakalbėsiu kiek ramesnėje erdvėje ir kai ministras nustos kalbėti man į ausį. Didžiausi linkėjimai Susisiekimo ministerijai. Kalbam dabar apie kelių mokesčio apmokestinimą, e-tollingą. Kalbam, kad bus dvi sudedamosios dalys. Tai bus infrastruktūros mokestis ir bus, kaip sakant, CO2 mokestis. Tai smagu girdėti. Man kol kas čia tik tai informacija, kad galėčiau paskleisti savo nariam, savo klientam. Kol kas man ten mano kažkokių tai indėlio ar minčių neprašo, bet jeigu reikės, aš tuoj pat galėsiu imsiu ir pasijungsiu. Tai va, dar čia kažkokia yra stendas ir vieta. Tačiau, ieškosiu pramogų, filmuosiu ir jums pasidalinsiu su jumis. Aš vis dar online, bet jau prasideda antra dalis. Tai vėl bus po 1,5 valandos 2 pranešimai ir tada vėl pertrauka. Tad visi žmonės eina, buvo iki to laiko uždaryta main scena, tai aš specialiai įlysiu, pafilmuosiu jums ir išlysiu, nes turiu, vat, matot, su influenceriais.lt susitikimą. Šiaip iš tikrųjų manau, kad atėjo laikas integruotis daugiau reklamos, stiprinti mūsų kuriamą turinį, stiprinti galimybės pasiekti jūsų daugiau, kokybiškiau ir sukurti kažko tai tokio, ko iki to laiko nekūrėm. Tai smagu, kad influenceriai nori susisiekti ir pasikalbėti, tikrai išklausysim, pasikalbėsim, reikia pasižiūrėti, kas dabar vyks. Turiu maždaug 6 jau turiu minutės pertraukos iki susitikimo. Tai pasėmiau žalios arbatos, įspyliau pienuką, nes šiaip skonis jos baisus ir pagrėbiau kažkokį wrapą. Maisto čia yra labai daug. Na, aš patvirausiu, kai mes organizuojam transporto inovacijų formą, viena iš didesnių išlaidų eilučių tai yra maistas. Pamaitinti 100, 200, 300 žmonių yra menkniekis. Čia apie vestuvės gal kalbu tokias, nežinau, kazachiškas. Bet kai reikia pamaitinti porą tūkstančių žmonių, o čia 4000, čia yra milžiniškos sąskaitos, bet jie maitina. Sakau, renginys dar neprasidėjo, nuo 11 maistas. Ir praktiškai visą laiką dabar servinamas maistas. Tu gali prieiti čia, ten ir gausi įvairų maistą, kokį nori. Aš va dabar valgau wrapą su sūriu. Man skanu. Skanaus ir pasibaigė mūsų susitikimas su influenceriai.lt. Tai agentūra, kuri užsiima reklamų integraciją. Aiškiai, jie turi klientų, dirba su kitom agentūrom, dirba su tiesioginiais brandais ir jie ieško influencerių, kurie norėtų integruotis. Ir jie ima 10% nuo kiekvienos integracijos. Aš net pagalvojau, blemba, kodėl nei vienas lietuvaitis, žinot, kaip krepšininkai turi agentus, ten futbolininkai ar net kokius pardavimo agentus turi, kodėl
pavyzdžiui, mes neturim tiesiog žmonių, kurie norėtų atvesti mum reklampirkius, jų ieškotų, kontaktuotų, siūstų prezentacijas. Jeigu kuris nors iš jūsų nori tuo užsiimti, nukonkuruoti influenceriai.lt ar, nežinau, ar kitą agentūrą, tai prašykit, aš mielai su jumis padirbėsiu ir mokėsiu jums ne 10%, o mokėsiu jums ir 20, ir 25, nes iš tikrųjų aš žinau, ką mūsų auditorijai reikia, kad jinai mus pastiprintų. Mums tikrai reikia nuolaidų į konferencijas, mums tikrai reikia gerų rūbų, mums tikrai reikia automobilių nuolaidų, mums reikia tikrai elektros stotelių. Mes turim daug dalykų, kurių mums reikia ir mes tikrai mielai gautumėm nuolaidas, dėl to paminėtumėm jų šitam kanale ir dar kanalas gautų pastiprinimą, dėl to būtų greičiau sumontuojamas video, galbūt daugiau efektų, galbūt įdomesnė kažkokie tai pašnekovai atsirastų. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu kas nors nori tuo užsiimti, tai rašykit man. Aš tikrai mielai nusamdysiu ir mokėsiu 25% nuo kiekvienos atvestos reklamos, kuri bus naudinga ne tik kanalui, bet ir mūsų auditorijai. Tai pasikalbėjau, paskui nuėjau į ten postį, tai yra suomiškas paštas, kaip visi paštai valstybiniai, jie persiorganizavo, tapo kurjeriais, užsiima kurjeriniais, kas man įdomu, tai yra išmuitinimas kiniškų prekių, tai jie srautą irgi turi mašinom, tai aš pasiūliau Lietuvą, noriu atnešti Lietuvos ekonomikai šiek tiek mokesčių ir logistikos pajamų. Tai tikiuosi, kad man tas ir pavyko. Labai šiltai priėmė, sakė, yra lietuvis, supažindins ir su tuo lietuviu, kuris čia yra atvažiavęs, bet jau čia gal vakare, kur sakėm, kad visi kartu važiuosim. Vėl dėlioja desertus, vėl bus didelis antplūdis žmonių. Labai jie daug naudoja medžio. Matot? Beržus. Ant scenos irgi tokių šakų pridėta. Čia toks, va, čia, žiūrėkit, irgi šakos. Čia toks kaip čia toks stiliukas, ar čia taip jie gerai jaučia tą medį. Tai žodžiu, gera diena, šauniai eina ir laukiu naujų pranešėjų, nes dabar vidury to sunku įeiti, bet va, tuoj bus pertrauka, iššoksiu į sceną ir ką nors pasakysiu. Ne, juokau, ne į sceną, eisiu, atsisėsiu, paklausysiu dar 2 pranešėjų ir šiandien diena konferencija baigta. Nu va, atėjome į after party, tai matau, kad čia šokiai, graži vieta, bet jeigu 5500 žmonių, tai bus kažkas tokio įspūdingo. Pamatysim. Antra puikia forumo diena, neslėpsiu. Vakarykščio karėlio emocijos vis dar jaučiamos ir yra šioks toks nuovargis. Bet jau paklausėm pirmo pranešėjo. Dabar yra pietų pertrauka, tai valgo, networkina, kaip ten sako. Bet noriu pastebėti, kad labai gražu. Įdomu, kaip čia yra tiek daug žmonių. Iškai daro tokius site pranešimus, ar čia pavadinti interviu, vadinkim, ar ne. Tai yra visai bendroje erdvėje, tai yra ne pagrindinė salė, o šalia maisto ir viso kito. Yra sukurta tokia papildoma erdvė, kas yra tikrai labai gražu. Ne antra salė, ne antra kažkokia tai lokacija, o tiesiog bendroje erdvėje, tarp maisto, tarp visko, yra sukurta tokia scena, iš kurios, ta prasme, sklinda garsas į pagrindinę šitą erdvę, ekranai, matai ir kameros filmuoja. Nu, aš tokių dalykų naujų parsivešiu šitam mūsų transporto inovacijų forumui iš šito renginio, nes tikrai nepagalvosi, kad žmonėm taip gali būti aktualu. Ne tai, kad žmonės vis tiek kuklus, jie nenori networkinti, ne? Ir vat tuo metu jie klauso ir ima turinį. Tikrai įdomu, ne? Tai vat mes irgi turim ten tokią erdvę. Labai greitai pamatysim, kokią erdvę mes tenai turim ir niekada nepagalvoju, kad suorganizuoti būtent va tokius pranešimus. Bet tikriausiai reikės daryti ir žmonėms labai įdomu. Aš šitą forumą žiūriu ne tik tai kaip į turinio vienetą ir įkvėpimo šaltinį, bet dar žiūriu ir patį kaip konceptą. Ir čia buvau susiradęs vietą nusilengvinti. Vakar buvau atėjęs, čia buvo tuščia, čia tiesiog nebuvo žmonių. Šiandien jie paėmė, atidarė tą sieną ir čia visur pilna ūžė žmonių. Nu, vis tik salė yra apie 5500 žmonių ir jiems visiems reikia kažkur judėti, reikia kažkur tai erdvės. Ir taip fainai, kad jie rengėjai, organizatoriai keičia ir galvoja. Tai aš į transporto inovacijų forumą visą laiką žiūrėjau kaip į renginį. Visą laiką rūpinausi, kad būtų turinys labai aiškus. Labai rūpinausi, kad būtų daug ir kokybiškos informacijos. Bet niekada negalvojau apie tuos tokius žmogiškus dalykus, apie ką jie galvoja. Tualete nuėjus yra viskas rankom padėta. Nusiplauti, dezodorantas net yra. Priemonių turiu omeny tokių, kur, žinot, kaip atėjus į gerą prabangų restoraną ar kažkokį tai viešbutį ir nueisi į jų lobį.
tualetą ir ten rasti tų visų priemonių ir dar šveicarą, kuris tau padeda. Tai tiesiog šitie organizatoriai labai daug galvoja apie patį žmogų ir aš tą pasiimsiu ir tikrai pasimokysiu, nes man visą laiką atrodė konferencija tai apie turinį, apie turinio kiekį, apie tuos pačius, žinai, žmonės, kurie ten ateina, kad jų sukviesti, kuo įdomesnių, kuo daugiau. Pasirodo, dar reikia galvoti, kad tiem žmonėm būtų labai jauku, gera, patogu, kad jie kažką tai naujo pajustų. Ir tai yra matyti ne apie turinį, o apie jausmą. Tai vat aš iš to forumo išsivežu dar šitą dalyką, o apie pranešimus tai atskira tema ir tikrai labai daug kalbėsimės ir dar matyti tikrai ilgą laiką man tai padarė įtaką ir ilgą laiką mes apie tai dar kalbėsim. Tai einu, neriu į paskutinius 2 pranešimus ir, kaip sakant, šiandien diena tokiu 8 valandų bus vėl baigta. Ankstyvas rytas, paskutinė diena Helsinki. Šiek kažkoks užtinės, bet šiandien miegojau labai gerai. Kadangi gerai miegojau, pailsėjau, tai nusprendžiau vėl eiti į sporto klubą. Nes galvoju, kad tokių progų, kad man ryte kažkokių susitikimų nereikia skubėti ar kažkokių darbų daryti, retai pasitaiko, tai reikia išnaudoti visas galimybės. Tai čia tikrai geras, kokybiškas sporto klubas, tai šiandien dviračio nesirinksiu. Lebas sunku buvo toj konferencijoje atsėdėti, nes, nepratęs užpakaliukas man ant to dviračio pavažiavau, tai dar vakar labai smarkiai skaudėjo. Tai šiandien galbūt pabėgėsiu, ką padarysi, bus tų kelių gyvenime. Gal technologijos pasikeis, nes šiaip silpna vieta yra mano keliai, mano mamytė operuoti, močiutė mano buvo operuoti, tai o aš dar su tuo viršsvoriu bėgioju, tai visko čia gali būti. Kad jūs matytumėt, kaip aš stoviu susilenkęs. Vakar po šito taip skaudėjo užpakalį. Užvakar važiavau, ne vakar. Bet vakar skaudėjo. Tai pagalvojau, kad čia ne šitą nuvažiuosiu. Nuplaukiau. Čia prieš tai pasibandžiau, paskui įsijungiau trasą. Tai dabar ir nugarą, ir užpakalį skauda, ir kojas. Aš nežinau, kaip Aurimas nuplaukė tiek daug. Matyt, jisai dar jaunas ir matyt labai treniruotas vyras. Esu bandęs šitą, treneris kažkada vietoj kardio yra davęs. Bet taip, kad sąžininkai nuplaukti 4 kilometrus niekada nebandžiau. Tai iš pradžių pasibandymai, o paskui, kai sėdau į trasą, tai ten yra adrenalinas, emocijos, azartas, norisi laimėti. Tai liko 3 serijos atsispaudimų, atsilenkimų, tokių visokių, kaip čia, snow climbing ar hill climbing, kad biškį pilvuką tą savo pamasažuot. Praustis ir ką, beveik daiktus dėtis ir link namų. Namai, darbai, reikalai laukia. Helsinkis su lietum atsisveikina su manim. Skridam su tokiu mažu lėktuvėliu ir parskridam su tokiu mažu. Pusvalandukų vėluojam. Aš turiu dar šiandien spektaklį su žmona, pasimatymą. Tai bus biški nesklandu. Bet mes mylim vienas kitą, labai gerai sutarėm ir suprantam, kad reikia augti ir mokytis, tai nieko nepadarysim. Nu ką, laiptukai reikia užsinešti. Geras jums šeštadienis. Pastaruoju metu mano vlogai visi išlenda į savaitgalius. Nežinau, gal čia ir gera praktika. Šiandien mes su mano draugu varom tvarkyti šeimininių namų reikaliukų. Tai atvažiavo mano batai, 3 poros, pirkom internetu su gera nuolaida, bet nei viena pora man netinka. Aukšta keltis ta mano, plati ta koja ir nieks netinka, tai reikia grąžinti. Ir čia aš matau labai didelį verslą ir didelę galimybę, tai užsiimkite elektroninės komercijos daiktų grąžinimo verslu. Aš tą bandau vystyti Anglijoje. Čia ekselė bus pirmas. Aš tą bandau vystyti Anglijoje, Lenkijoje ir matau, kad koks yra didelis poreikis, nes dabar, pavyzdžiui, mes negalim su kurjeriu grąžinti. Mes dabar turim vežti į parduotuvę. Taip yra, nors norėtųsi nueiti į paštomatą, įdėti ir kad kurjeris pasiimtų. Tada, aišku, tie visi valyklos ir kiti reikalai. O kamera važiuoja su manim ne dėl to, kad aš norėjau su jumis savaitgalį dar kartą pasisveikinti, o dėl to, kad atėjo laikas pasidalinti mano įspūdžiais iš konferencijos. Ir tai, ką aš išsinešiau, tai yra labai atviri, jautrus ir gal net man šiek tiek mane galintys pažeisti dalykai. Tai apie juos aš papasakosiu netrukus, nes Dovydas vairuos, aš turėsiu laisvas rankas, laisvas smegenis ir galėsiu su jumis kuo dalintis. Tai dabar iki mašinos ir pasikalbėsim. Viena iš mano svajonių buvo, kad aš galėčiau savaitgalį pailsėti, nevairuoti, atpalaiduoti smegenis. Labai laukiu, kad sūnus vežiotų, tai dabar lakstom su jo Boružė. O paskui tikiuosi, kad jau nuo kitų metų, nes jis laikosi pas mane B1, tarp kitko tu buvai vairavimuose šią savaitę. Jo? Kaip tau? Normaliai.
Tai va, tai čia su mūsų važinėja su AM teisėm, nes tai įsilaikai teoriją ir iš karto gauni teisės ir gali lakstyti. Tai aš atlikau su juo praktiką ir mes apsimokėm. Tikrai mes kokias 5 valandas tikrai pravažinėjom kartu po miestą. O dabar jisai eina mokytis B1 kategorijos, tai ten yra instruktorė, elektrinis kiniškas automobiliukas ir jie laksto po miestą ir renka praktiką ir tada eis į regitrą ir laikysis. Teorija jau išsilaikęs, liko tik tai praktika. Tai, bet čia mes ne apie tai. Čia mes, aišku, kad mokytis reikia visada ir visur. Ir aš tą labai mėgau, bet kai atėjo krizė, susifokusavau į kitus dalykus ir pamiršau, kad reikia eiti į konferencijas, į forumus ir ten nebūtinai pardavimų daryti. Ar tai nereiškia laiko gaišimas, tai reiškia įkvėpimo ir idėjų paieška. Tai iš Nordic Business Forumo, ką aš parsivežu, nes ten buvo daug kalbama apie lyderystę, apie lyderių auginimą savo aplinkoj, apie one-on-one'us, apie grįžtamą į ryšį, kitaip sakant, vadybą, bet per minkštuosius dalykus. Tai aš labai daug pasiėmiau, kad pirmiausia vadovas turi būti žmogus. Ką tai reiškia, kad tai nereiškia, kad tu turi ten, kaip čia, atsipalaiduoti, nerodyti pavyzdžio, nebūti produktyvus ir taip toliau, bet kad vadovas gali skirti laiko ir žmogiškiesiam dalykam. Tai yra, pavyzdžiui, prieš susirinkimą, ten buvo pavyzdys toksai, paklauskit darbuotojų, kaip veikia tokia ar kitokia naujiena, kuri ten pasirodė. Pavyzdžiui, šiandien mane labai paveikė naujiena, kad šiandien įvyko, ar vakar įvyko tragiškas dalykas ralyje ir žuvo pilotas, nežinau kas, amžinatelis žmogui, bet tai mane šiek tiek paveikė. Tai vat galit kelias minutės skirti tam, tada jie visi supranta, kad jom irgi rūpi žmogiškieji dalykai ir paskui grįžti į biznesą. Tada sako, o ką daryti, kai atleidinėji žmogų arba kai tu darai jam kažkokį duodi grįžtamą ryšį ir jisai pyksta, tai sako, tada jūs persijungit ant asmenybės, tarsime, nesakykit, kad ne, čia nieko tokio, viskas čia gerai, čia nesvarbu. Ne, nesumenkinkit tos užduoties. Jeigu jūs jos nepadarė arba atliko ją negerai, tai yra svarbu ir jisai jos neatliko, bet pakalbėkit apie jo žmogiškąsias savybės, kad jisai žmogus, kad jisai gali padaryti. O kitas dalykas, man patiko apie tai, kad kaip paaiškino, kodėl pas mane taip sumažėjo lyderių ir kodėl aš čia pergyvenu, kad Rumunijos paslauga šlubuoja, kad eksportus netaip gerai darom, kaip galėtumėm daryti, kad, reiškia, Šveicarijos tranzitas buksuoja. Tai aš ten radau atsakymus, kad čia aš pats kaltas, kad aš į visus klausimus turiu atsakymus, o kai aš esu užimtas, manęs nėra, tai ir nėra tų atsakymų ir viskas stagnuoja ir stoja. Tai dėl to reikia uždavinėti klausimus, perdavinėti, deleguoti žmonėm, o ypač priskirti jiem atsakomybę ir kad jie suprastų. Tai mes vadovai dažnai grįžtame į įmonės, ką aš čia supratau forume, ir kalbame apie procesą, aiškinamės, kodėl tas ir tas stringa, reiškia, gal reikia padaryti tą, o gal reikia su muitinė suskambinti, o mums reikia kalbėti su žmogum ir suprasti, kodėl jis vieno ar kito dalyko nepadarė. Tada buvo labai didelis gabalas ir didelė dalis dėmesio, čia į kairę reikės sukti. Aš dar vis jį mokau maršrutų, nes, žinai, jisai ne Anglijos taksistas, dar ne visus maršrutų žino, bet vis tiek smagu ir aš galiu atsipalaiduoti ir su jumis kalbėtis. Tai man patiko apie klientų aptarnavimą ir aš būnastoj labai noriu išsiugdyti, kad, reiškia, mes galvotumėm apie klientą, kad apgalvotumėm, ko neapgalvoja klientas ir padarytumėm žingsnį į priekį ir kad klientas pajaustų tą mūsų pasitenkinimą. Ir aš ten supratau kaip, netgi pasiėmiau kelis patarimus iš knygų, tai va čia įdedam knygą, turiu telefono šį kartą nuotrauką, tai šitą knygą paskaityti, labai geras buvo pristatymas, žmogus tikrai pasakė, kaip nušlifuoti tą deimantą ir iš to anglies, iš to akmens padaryti deimantą mūsų klientų aptarnavimą. Ten buvo žmogus specialistas tos srities ir buvo be abejo, kad buvo 2017 metų numeris 1 restoranas iš New Yorko. Taulė irgi pasakojo savo pavyzdžius, rodė, aiškino, kaip jisai atnešė žmogui, nugirdęs, kad nori chebra hodogo. Jie atnešė už $2 hodogą ir pasirodė, kad tenai buvo žmonės labai įtakingi vertinime ir tai irgi labai smarkiai prisidėjo tai, kad jie girdi savo klientą daro. Tai mes visi turim girdėti ir numatyti gal net tokius dalykus, ko pats klientas nenumatė. Kažkada Henry Fordas yra pasakęs, jeigu žmonių paklaustum, ko jie nori, tai jie pasakytų, kad nori greitesnių arklių, o pasirodo, kad jiem reikia
automobilių, ar ne? Tai vat aš ir norėčiau, kad Bunasta ateityje galėtų servinti tokias paslaugas ir jau po truputį servina. Tai aš dabar fokusuosiu daugiau ne į procesus, o į lyderius, į žmonės ir kalbėsiu su jais, kas jiem trukdo įgyvendinti vieną ar kitą procesą, o ne būtent aiškinsiuos, kaip tą procesą įgyvendinti ir kodėl jis yra neįgyvendintis. Tai amen, tokie dalykai, o dabar mūsų šios dienos buitis. Tai yra valykla, batų parduotuvė, tada sakom, gal nueisim pasportuoti. Ai, dar rūbus pasiimti reikia iš parduotuvės. Nu, yra tų reikalų. Čia į kairę. Nu, va, pas sūnų nėra CarPlay'aus, tai radiją klausėm, tai apie tą ralį papasakojo. Nes aš tik tai iš vietinių lenktynininkų postų mačiau visus tos pranešimus, tai dabar jau viskas aišku. Reiškia, Latvijos ekipažas su Ford Focusu įlėkė į žmonių minę. Tai vienas žmogus žuvo, 14 sužeistų ir net yra nepilnametis. Tai autosportas yra visą laiką pavojingas dalykas ir reikia atsargiai tiek žiūrovam, tiek patiem lenktynininkam. Tai pilam kuriuko į mūsų mašiniukę ir lekiam. Ir šeštadienį būna ne viskas taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Pasirodo, gražinti daiktų nupirktų anksčiau kaip rugsėjo 20 dieną parduotuvėse negalima. Ir reikia siųsti net į Vokietijos sandėlį. Įsivaizduot, prekė, kuri Lietuvoje nupirkta, keliaus vėl atgal į Vokietiją. Nu tikrai yra niša, galima steigti paslaugas. Tai kadangi panoramoje visoje nebuvo galima niekur atsispausdinti, tai grįžom namo, pasėjau įėjimo kortelę, kompuką, bonduką, nes bondukiui labai svarbu būti su chebra. Ir einam spausdint, klyjuot, dėti į paštomatą. Ir nieko taip nebus. Čia tavo vieta. Bondai, op, bondai. Lipk į vidų. Op. Davai. Šaunuolis. Nu va, dėžių reikalai sutvarkyti, priklijuota adresas Vokietijai. Eisiu ilsėtis. Namų buities reikalai sutvarkyti. Konferencija ir jos įspūdžiai pasidalinta. Tai manau, kad iki kito karto. Iki greito pasimatymo. Nepamirškit ateiti į komentarus, pakomentuoti, nes taip auginat šitą kanalą. Nepamirškit like, o jeigu pašėrintumėt ir parekomenduotumėt savo draugam, kad yra verslininkas, kuris dalinasi visai atvirai savo verslininko keliu, aš manau, kad tai duotų dar daugiau naudos mūsų ekonomikai ir mūsų verslo bendruomenei. Tai iki kito karto. Iki draugai.